pasimokysime atlikti judesį sukinį, kuris vadinasi gaisrininkas. Vidinė ranka bus aukštai, netoli nuo stulpo ir iš peties trauks mane. Kita išorinė, žemiau krūtinės, stums mane nuo stulpo. Darysiu nedidelį žingsnį su vidinė koja, didelį mostą išorinę ir su achilu gaudysiu stulpą. Atkreipiu dėmesį, kad vidinė kelio pusė pasisuka į viršų. Kai ši koja bus ant stulpo, vidinė čia gražiai ties čiurna. Iš priekinės dalies ties keltimi griebs irgi stulpą iš kitos pusės, spausi jį, vidinė kelio dalis bandys atsiverti į lubas. Pademonstruoju. Žengiu, mostas, pagaunu, pritraukiu vidinę. Keliai visą laiką yra atviri, o pėdos iš skirtingos stulpo pusių sudaro tokį iksiuką ir spaudžia į metalą, keliai atsidarinėja.